Taigi, kada ji užsimena apie skyrybas, pas ją tiesiog absoliutus hormoninis sąstingis, tykynė. Maksimumas, ką moteris gali tokiu atveju pajaust, nu, tai čia kaip aš savo PlayStation 5 pardavinėjau. Atrodo, tiek žaidimų ten pražaista, achievementų surinkta, kiek laiko praleista. Man net šiek tiek gaila pasidarė. Bet tik pirmom 10 sekundžių. O toliau reikėjo grįžti namo valgyti vakarienės. O lygiai taip pat pasiels ir moteris, kuri yra 4 santykių stadijoje. Tikėtis, kad jai pasidarys tavęs gaila ir jis sugrįš, ar kad staiga lygioj vietoj prisimins visas šiltas akimirkas ir apsiverkus šoks tau ant rankų. Nu, to nebus. Kodėl viena iš strategijų, kurią aš pripažįstu, yra ignoras ir distancijos kūrimas? Nes būtent šitie instrumentai padeda visus šituos etapus nunulinti ir grįžti į tą pradinį tašką. Nes iš pradžių išeina visas tas prikauptas negatyvas ir iššvaistyto laiko jausmas. Tada jau po kurio laiko atsiranda kažkokios mintis, idėjos apie tai, kas buvo. Tada įvyksta savotiškas nunulinimas. Paskui, kadangi jūs jau daug kas siejo, seks visokie prisiminimai ir staiga, netikėtai. Tai gali būti už 2 mėnesių, už 4 metų skirtingai. Pas ją galvoje įvyksta klikas. Jis staiga pradeda jausti, kad pala, o aš ką praradau, ar kaip čia išeina? Aš situacijos jau nevaldau, visko sugrąžinti jau nepavyks, ar kaip?